Ačiū gerbiamo posėdžio pirmininkė, gerbiami kolegos. Tai teikiame gynybos ir saugumo pramonės įstatymo pakeitimo projektą. Projekto esmė yra patikslinti pramoninio bendradarbiavimo teisinį reguliavimą, kad jis būtų taikomas tik tada, kai kuriama reali ilgalaikė vertė Lietuvos gynybos ir saugumo pramoniai, kartu mažinant teisinio neapibrėžtumo, procedūrų dubliavimo ir tiekėjų vertinimo rizikų įtaką galutiniai kariniai įrangos kainai. Tai pramoninio bendradarbiavimo taikymo riba didinama nuo 5 milijonų iki 20 milijonų eurų be PVM pirkimo vertės. Pramoninis bendradarbiavimas būtų taikomas tik strateginio pobūdžio pirkimams. Smulkaus pramoninio bendradarbiavimo taikymas tiesiog prailgina karinės įrangos įsigijimus ir neproporcingai brangina galutinį komercinį pasiūlymą. Praktikoje šiuo metu Gynybos resursų agentūra jau yra sudariusi 4 pramoninius bendradarbiavimo sutartis, kurių vertė siekia apie 100 milijonų eurų. Toliau yra atsisakoma perteklinio reikalavimo ekonomikos inovacijų ministerijai dalyvauti sudarant pramoninio bendradarbiavimo sutartį. Ekonomikos inovacijų ministerija tik teiktų išvadą dėl pramoninio bendradarbiavimo pagristumo, dalyvavimo sutarties sudarime tiesiog nesukuria jokios papildomos vertės ir apsunkina patį procesą. Taip pat yra atsisakoma perteklinio reikalavimo užsienio reikalų ministerijai dalyvauti vertinant pramoninio bendradarbiavimo taikymo pagristumą. Praktikoje lygiai taip pat užsienio reikalų ministerijos vertinimas neturi reikšmingos įtakos sprendimam dėl pramoninio bendradarbiavimo taikymo. Sudaroma galimybė taikyti pramoninį bendradarbiavimą ir tais atvejais, kai viešųjų pirkimų reguliavimas netaikomas, tai reiškia, kai yra taikoma pirkimo išimtis, vadovaujantis ES veikimo 346 straipsnio 1 dalies B punkte nurodytomis aplinkybėmis. Ir tikslinamos pramoninio bendradarbiavimo sutartyje numatytų įsipareigojimų skaičiavimo sąlygos. Tai reiškia, kad šiuo metu 30% pramoninio bendradarbiavimo įsipareigojimas skaičiuojamas nuo maksimalios galimos sutarties vertės, kuri dažnai apima ir galimybę ateityje įsigyti papildomus kiekius, tačiau mes to negarantuojame. Tad tiekėjai tiesiog pertekliniu būdu įsivertina savo galimas rizikas ir faktiškai kelia ginkluotės kainas. Tai to yra atsisakoma ir 30% bendradarbiavimas būtų nuo faktinės įsigijamos ginkluotės vertės. Taip, buvo sulauktas Teisės departamento vertinimas, tai yra techninio pobūdžio pastaba, į kurią atsižvelgsime tiesiog svarstant šitos pakeitimus jau komitete. Tad iš esmės tikslas šių pakeitimų yra supaprastinti, padaryti tvarką aiškesnę ir pagreitinti ginkluotės įsigijimus, kadangi tai yra kritiškai svarbu.